Labą dieną, aš Otilija Matutienė ir šiandieną kalbėsim apie endodontinį gydymą. Dažnai iš pacientų išgirstu sinonimus – šaknies kanalo gydymas, danties numarinimas ir visi šitie žodžiai sutelpa į endodontinį gydymą. Kas tas endodontinis gydymas ir kam jis mums yra reikalingas? Tai viena iš odontologinių procedūrų, kuri padeda kuo ilgiau išlaikyti dantį burnoje. Endodontinis gydymas yra skirstomas į pirminį ir antrinį. Antrinį tuomet, kai jau reikia atlikti pergydymą prieš tai atlikto endodontinio gydymo. Kas pirminis gydymas? Kaip žinia, kariesas ėduonis yra bakterinė liga ir kuomet kariesas pažengia, pasiekia danties viduje esantį nervą, kraujagyslės jungiamąjį audinį, tos bakterijos kolonizuoja danties vidų. Ir mūsų tikslas yra išvalyti pilnai kariesą, išvalyti šaknis nuo mikroorganizmų, išdezinfekuoti viską, tinkamai paruošti kanalus ir juos tinkamai užplombuoti. Iš pacientų kartais sulaukiu klausimo: mano dantis sugedo tiesiog iš vienos pusės. Ar būtina gydyti visus kanalus? Atsakymas paprastas. Taip, reikia gydyti visus kanalus, nes dantų kanalų sistemą reikia išdezinfekuoti visą ir ją tinkamai paruošus užplombuoti. Dabar pakalbėsiu apie pergydymą. Pergydymas reikalingas tuomet, kai pirminis gydymas nebuvo atliktas tinkamai, galbūt buvo nesurasti visi kanalai, nebuvo rasti smulkiausi kanaliukai, nebuvo išvalytos sąsmaukos, nebuvo tinkamai paruoštos šaknys arba galbūt nebuvo tinkamai jos užplombuotos. Ir to pasekoje mes turime pažengusį uždegimą, kuomet jisai iš danties vainiko pereina jau į gilesnius audinius, į kaulą. Ir šiuo atveju mums yra tikrai labai būtina priemonė – mikroskopas, kuris padeda, įgalina mus pamatyti daug giliau, daug plačiau ir galim pastebėti net ir smulkiausius kanalus, viską tinkamai išvalyti, pašalinti seno užpildo likučius, tinkamai išdezinfekuoti ir užplombuoti. Pacientai neretai klausia: buvo atliktas kanalų pergydymas, buvo investuota nemaža pinigų suma. Ar šis dantis man tarnaus visą gyvenimą? Atsakymas ganėtinai sudėtingas ir kompleksinis. Daug kas priklauso nuo atlikimo technikos, ar buvo naudotas mikroskopas pergydymui, taip pat nuo pačio paciento, ar jisai laikėsi režimo, ar tinkamai vaikščiojo į paskirtus vizitus. Taip pat labai yra svarbu ir danties restauracija, nes ne visais atvejais pakanka dantį užplombuoti. Dažnai negyvą dantį reikėtų protezuoti užklotu arba vainikėliu. Taip pat priklauso ir nuo asmeninių paciento savybių, tokių kaip pavyzdžiui, kai kurie žmonės smarkiai sukanda dantimis, naktį griežia dantimis. Tokiems pacientams yra indikuojamos naktinės kapos, miorelaksuojančios kapos, kurios tiesiog paskirsto kramtymo krūvį ir tai padeda dantį apsaugoti nuo galimo skilimo.